lėmė mūsų pergalę geras pataikymas. Aišku, ant pačio galo biškai įsižaidėm su jais, su jų nervais tokiais ir gavos tokia kaip birkštinė dvikova. Bet galiausiai vis tiek šaltesni buvom ir laimėjom. Varžovai stiprus, visada žinomi, treneris irgi pas jos atamano lygio, tai linkėjimai visiems, susimatysim play-offsus. Iš tikro sunkios varžybos, dėkui varžovam už gerą kovą. Jie parodė mum, kad mes turim daug spragų. Aišku, norėčiau pastebėti tokius dalykus, kai mes tengiamės, norėjom, kovojom. Mums pasisekė gerai žaisti, protingai žaisti ir tas davė rezultatą, nes atsilikdami iš didelio skirtumo sugebėjom grįžti į rungtynes, o rungtynių gale mums nepasisekė iš tikro. Nes atrodo, susitarėm vienus dalykus, bet kai mūsų du aukštaūgiai net nežino, kur atsistoti po minutės pertraukėlės, tai čia jau yra su jų išsiblaškimų problema, o ne su kažkokiu deriniu, ne su kažkokiu susitarimu. Tas pats buvo ir puolime, nubraižėm gerą derinį, mažiukai gerai suvaikščiojo, bet aukštaūgiai vėl išsiblaškė, ne ten atsistojo, nors mėginom jiem padėti, bet jie negirdi, kai tu nori jiem padėti. O šiaip šiandien norėčiau labiausiai pagirti Tajų Valentinavičių, kuris iš tikro net keista, bet trečią kėlinį įnešė energijos ir mes būtent, kai jisai buvo aikštelėje, grįžom į rungtynes.